Donaldas Trumpas sako, kad laikosi kietos politikos Rusijos atžvilgiu, daug labiau nei bet kas kitas. I think I've been very tough to Russia. Tougher than anybody's ever been to Russia. Bet įtikinti tuo pasaulio nebepavyksta. Nutrauktas karinės pagalbos ir žvalgybinės informacijos tiekimas Ukrainai, taip pat retorinis Rusijos argumentų atkartojimas rodo, kad Jungtinės valstijos nusprendė spausti į kampą ukrainiečius, o ne rusus. Bet galbūt ši savaitė bus pozityvesnė. Jungtinių valstijų ir Ukrainos delegacijos susitiks Saudo Arabijoje. Tikslai – suderinti gamtinių išteklių susitarimo pasirašymą bei aptarti būsimasias paliaubas. Ukraina siunčia žinią. Mes norime taikos ir sąžiningų derybų. We are ready for peace, but we have to be in strong position. What does it mean? Just to know that our army is strong, that our partners with us, and that we have security guarantees. Ką tai atsakys Trumpas? Ieškoti sąlyčio taškų su Vašingtonu, nepaisant visko, skatina dvi aplinkybės. Pirma, Jungtinės valstijos yra nepakeičiamas partneris Ukrainai karinė prasme ir NATO saugumo garantas. Trumpuoju laikotarpiu Europos valstybės nėra pajėgios kompensuoti Jungtinių valstijų netekties. Antra, Trumpo administracijai nebūdingas nuoseklumas. Taigi, paliekama terpė lūkesčiui, kad politinis kursas gali būti pakeistas. Juolab, kad vis daugiau klausimų kyla ir Amerikoje. Trumpo užsienio politikos vertinimas sausio mėnesį buvo +2 procentiniai punktai. Vasarį jau -13. Net Fox News žurnalistai imdami interviu įvardė Rusiją kaip agresorę. Ukraine and Israel were both attacked by aggressors. Is America treating both countries similarly? Are they treating the aggressors similarly? O Trumpas to ir toliau aklai vengia. I think so. Look, they're Are very you favoring different. one over the other? They're very different places. Gal Trumpas ir norėtų jaustis toks galingas kaip imperatorius, bet Jungtinės valstijos tebėra demokratija.